Labadiena, šiandien noriu pasakoti apie sluoksnius. Tiem, kas mažai žino apie GIM, tai rekomenduoju iš karto pasidaryti žinynas arba angliškai help. Ir čia yra toksai dalykas dienos patarimas. Paspauskite jį, ten tų patarimų tikrai nedaug. Ir juos perskaičius jau galėsit naudotis GIMP ir nereikės skaityti instrukcijų. Ir dar vienas dalykas. Nusistatykite jums suprantamą kalbą. Na yra čia taisa. Arba edit angliškai, nustatymai. Antroji eilutė, sąsaja, kur lapiukas nupaišytas. Ir čia kalbos. Sidėkit kalbą, kuri jums patinka. Kai paskui perkrausit programa kalbės tą kalbą, kurią jūs suprantate. Taip. Dabar važiuojame apie sluoksnius. Kad būtų įdomiau, pradėsiu nuo įdomesnių dalykų. Taip. Visų pirma, atkreipkite dėmesį į sluoksnio langą. Sluoksnį galima valdyti kaip kontekstiniu meniu. Ir čia iš karto rodau vieną daiktą. Kai yra vienas sluoksnis, viskas tvarkoja. Kai pas jūs pasidarys daug sluoksnių ir juose bus mažos detalės, suprasčiausiai nebetsiminsite, kas čia per daiktas. Štai rekomenduoju atkreipti į šitą vietą, taisyti sluoksnio savybės. Tiesiog pasidarykit sluoksnių pavadinimus tokie, kad jūs suprastumėte. Pavyzdžiui, šitas ir parašo čia eglutė kokia nors. Nesvarbu šiuo atveju. Gerai. Antras dalykas, atkreipkite dėmesį į sluoksnio valdymo mygtukus. Tai yra, kad sluoksnį galime valdyti ne tik kontekstiniu meniu. Pirmas, lapelis sukurti naują sluoksnį. Spaudžiat. Čia viskas kaip ir aišku, gerai, turit naują sluoksnį. Toliau, rodiklės. Rodikliam galite perkelinti sluoksnius. Matot, permatomas viršui, pušis viršui. Permatomas viršui, pušis viršui. Toliau. Šitas leidžia sukurti sluoksnio kopiją. Taukšt turi jau dvi pušės. Ir šiukšlių dėžė leidžia paprasčiausiai pašalinti sluoksnį. Taigi šiuo atveju jums nereikia kontekstinio meniu. Taip, važiuojam toliau. Ką dar rekomenduočiau? Kai dirbate su kažkokiu objektu, rekomenduočiau susikurti sluoksnio kopiją. Dabar šitą užgesinat. Dabar ką čia be pridirbtumėt, galėsite lengvai panaikinti. O originalas paveikslėlis pas jūs vis tiek liks. Nes kaip žinote, GIMP aišku galima atšaukti komandas, bet iki tam tikros ribos. Dabar važiuojam toliau prie sluoksnio savybių. Atkreipkite dėmesį, kad čia dar taip pat yra sluoksnio valdymas. Iš karto akis krenta nepermatomumas. Tai čia žinoma, jūs galite padaryti sluoksnį labiau permatomą, čia daug kas dėmesį atkreipia. Mažai kas atkreipia dėmesį čia. Veiksena normali. O veiksenų čia yra ir daugiau. Normali išskaidinti, pašviesinį, sudėtis ir taip toliau. Šitom veiksenom galima padaryti labai daug ką. Pavyzdžiui, paimkim šitą pušį. Netrodo labai įspūdinga, šiaip jau tiesiai šviesiai šneka. Aišku, galima pabandyti patampyti šviesumą, kontrastą, spalvas, taip toliau. Bet šiuo atveju mes dirbam su sluoksniu. Dabar parodysiu, ką galim padaryti su sluoksniu. Turim šitą sluoksnį permatomą. Dabar jeigu jo veiksena normaliai ir sugalvosiu ant jo paišyti. Gerai, kadangi dirbu su medžiais, tegul spalva bus žalia. Savaime suprantama, aš paprasčiausiai neužpaišysiu. Nieko įdomaus, ne? Ctrl-Z komanda atšaukimas. Taip, bet jeigu aš užsidėsiu veikseną, pavyzdžiui, perdengimas. O dabar jau bus visai kas kita. Matote, va dabar aš tą medį gerokai pagražinau. Jau dabar medis kur kas įspūdingesnė. Dabar galiu pasireguliuoti nepermatomumą. Galiu pabandyti ir dar kažką tai išskaidyti.
tik pašviesinti. Ekranas. Sudėtis. Daugybė. Minkšta šviesa. Kieta šviesa. Ir taip toliau. Šitą jūs subaksnuosit patys. Šitą galim ištrinti, jis mums nebereikalingas. Ką dar galima daryti su sluoksniais? Pavyzdžiui, įsivaizduokime, galima dažyti, pavyzdžiui, juodai baltus paveikslėlis. Sakykime, mūsų šitas paveikslėlis juodai baltas, o mes norime spalvoto. Taip. Tai va, dabar turim juodai baltą paveikslėlį, o mums, sakykime, reikia spalvoto. Gerai. Tam vėl grąžinam jiems spalvas. RGB. Dabar susikariam naują sluoksnį. Nustatom veikseną perdengimas. Pasiėm žalios spalvos, ir dažykim. Nu va, nuotrauka spalvota. Taip galima, tiesą sakant, dažyti ne vien medžius, galima žmonės ir taip toliau. Žodžiu, ką tik tai norite, galite nudažyti. Tai va. Gerai. Tai su šituo paveikslėliu dabar sumažinim, atitraukti. Šitą galim sujungti su apatiniu, tai jis būna spalvotas. Sujungiam šitą, pašalinam, mums jo daugiau nebereikia. Gerai. Taip. Dabar pašnekėsiu apie problemą su sluoksniais. Šitą pušą galim iš viso gal užgesinti. Dabar šnektelsim apie problemėlę su sluoksniais. Turim čia tokį medį. Beje, jisai sukurtas gimpo. Kai jisai buvo nuotraukoje, atrodė kur kas kukliau, buvo toks. Va. Tai va. Iš tokio gimpas padarė tokį. Taip. Taip, dabar pirmoji problema, su kuria susiduria žmonės, tik įsijungia gimpą. Na štai, turite du sluoksnius, pasiėmėte, pavyzdžiui, trintuką, įmate trinti ir tikitės, kad po apačia bus permatoma. Nieko panašaus. Po apačia balta, tai yra pagrindo spalva. Arba žalia šiuo atveju, nes aš spalvas pakeičiu. Ir ką dabar daryti? Tai va, problemėlė yra tame, kad reikia pridėti sluoksnį permatomumą. Spaudžiat sluoksnį, spaudžiat permatomumas ir pridėti alfa kanalą. Pridėjot. Va dabar jūsų sluoksnis yra permatomas. Va dabar trinsite ir bus permatoma. Sekantis smulkmenėlė. Pavyzdžiui, jūs norite kažką nukopijuoti iš šito sluoksnio ir pertemti kitą vietą. Labai gerai, aš pasižymėjau šitas akis. Taisa, kopijuoti. Taisa, įdėti. Įdėjau, viskas gerai. Patraukiau. Patampiau. Bandau su juo kažką daryti, nesidaro, atsirado inkaras. Perskaičiau kažkoks tai plaukiantis sluoksnis, paspaudžiau tą inkarą, kad atstotų. Ir prisiklijavo. Tai va. Tai ką tokiu atveju daryti? Gerai, bandom dar kartą. Pasižymim. Taisa, vėl kopijuoti, taisa, bet ne šiaip įdėti, o įdėti kaip naujas sluoksnis. Įdėjom. Dabar klausimas, kur jisai pasidėjo, tai visų pirma. Nes jeigu temsi ten, kur jisai buvo, tai pradėsi tampyti patį medį. Pasidėjo jisai štai kur.
Ir čia jį galite tampyti, viskas tvarkoja, atsitampėt ir dabar nori su juo kažką daryti ir nieko neišeina. Kame problema? O problema tame, kad liko jūsų senas pažymėjimas. Prieš kažką darant reikia žymėti seną ir pažymėti naują. Ctrl A. O pažymėjot, dabar gali su juo jau kažką dirbti. Dabar jau galite su juo dirbti. Dabar sekanti problema, kuri jums iškils. Sakyksim, nusprendėt jūs šitą sluoksnį pasididinti. Viskas tvarkoj, patraukėt, dabar didinsim. Pirmoji problema, tai kai pradėsite traukti, jis pradės deformuoti. Kartais jums to reikia, kartais ne. Dabar jeigu nenorite deformuoti, tai atkreipkite dėmesį šitą grandinę prie skaičių. Sukabinot, viskas. Dabar jisai didės proporcingai, nebedesiformuoja. Gerai, atstatyti kaip buvo, ištempiam be deformacijos, viskas gerai, ištemti ir surprizas. Paveiksliukas padidėjo, o sluoksnis liko tokio pačio dydžio. Ctrl Z, atšaukim. Kaip išspręsti šitą problemą? Šita problema yra sluoksnio dydyje. Taigi einat į sluoksnį, tai arba sluoksnio dydis, pasididinat pirmą sluoksnį, kiek reikia, paskui didinat paveiksliuką. Arba tiesiog prilyginti sluoksnį dydį paveiksliukui. Prilyginat. Dabar iki šitų. Dabar paveiksliuko ribose galite įtampyti. Aišku, bus ne taip patogu, bet... Aišku, tai mažiau patogu, bet... vis dėlto nors kažką galėsite padaryti. Šiaip pastebėsiu tokį dalyką. Paprastai, tiesą sakant, didydami jūs prarandat kokybę. Todėl šiaip jau paprastai dažniau reikia mažinti, o nedidinti. Pabėgo. Tai va, paprastai reikia daugiau mažinti, o nedidinti. Bet šitą kartą gal reikia padidinti, nu tai vat parodžiau vieną iš tokių problemėlių. Arba, žinot, kad norėsi didinti, tai įsipjaukit didesnį šmotą. Turėsit didesnį sluoksnį, jame galėsit padidinti. Taisa, kopijuoti, taisa, įdėti kaip naujas sluoksnis. Op. Įsidėjom. Ctrl A. Pasiėm didinimo įrankį. Nu va, pasilygino tokis, jeigu kokių reikėjo. Pasirenkam švelnų teptuką. Pavyzdžiui, va šitą. Aplyginam kraštus. Ctrl A. Priinkarinam, tipam gerai, pasižiūrim kitą sluoksnį. Nu va, pasididinom. Kita problemėlė, jeigu jūsų mažesnis sluoksnis yra po didesniu. Teoriškai pasižymėjot šitą mažesnį sluoksnį ir bandysit įtempti ir jis turėtų temptis, bet nesitems. Tempsis tas sluoksnis, į kurį jūs bakstelsit, tai yra matomas, tas, kuris ant viršaus. Ką daryti?
Galima paprasčiausiai juos sukeisti vietomis ir kad matytumėt, kur tempėt, pakeis per matavumą. Dabar temsi šitas sluoksnis ir matote, kad jūs įdėdate. O paskui atkeisti atgal. Arba galite paprasčiausiai užgesinti viršutinį, tada tampysis apatinis. Čia jau savo nuožiūra, kaip jums patinka. Tai va, šiai dienai tiek.